Labas, šiandien video pasidalinsiu, kaip pagyvinti savo namus prabangiai atrodančiamis dizainerių įkvėptomis interjero detalėmis. Jau kurį laiką interjero stilistikoje dominuoja antikinės sendintos vazos, lempos, skulptūros. Aišku, yra dizainerių parduotuvėse ar prabangiuose interjero butikose tokių dalykų, bet jie kainuoja beprotiškus pinigus. Pigesnių variantų galima rasti Amazon platformoje ar panašiose parduotuvėse. Šiandien aš parodysiu Jums, kaip patiems pasigaminti prabangiai atrodančias sendintas antikinės vazas. Aš turiu keletą variantų jau pasidarius ir kas atvyksta pas mane į namus, vis sako, kur tu gavai tokias vazas, jos kainuoja beprotiškus pinigus, sakau, nekainuoja nieko, reikia tik susirasti seną vazą ir pasidaryti patiems. Viena vaza štai tokia kaip graikinė amforos forma. Štai pilkai balta, atrodo kaip iš cemento. Kitas variantas, kurį aš naudoju virtuvėje susidėti visokiems šaukštams, yra štai tokia vazelė. Juodas variantas ir lempa, parodysiu štai čia, kurią pati pasidariau irgi, nes norėjau labai didelės lempos savo miegamajame. Šiandien aš padarysiu dvi vazas, parodysiu, kaip jas pasisendinti, darysiu daugiau tokį rudeninį atspalvį. Mane įkvėpė Amazon platformoje rastos kelios vazos ir aš labai norėjau turėti keletą identiškų vazų, skirtingų aukščių, pritaikyti interjerui. Tai aš radau porą sendaikčių turguje vazų, viena štai tokia, už porą eurų, lygus paviršius keramika ir kita tokia, pobaisi biški. Na, aišku, čia auksiniai lapai, viskas irgi porą eurų, tai pasidarysiu dvi vazas skirtingų aukščių. Atsisiųsti man iš Amazon platformos kainuotų viena vaza kažkur apie 90 eurų, tai dvi vazos jau man 180. Na, kol kas aš sumokėjau tik 4 eurus už tas dvi vazeles ir, aišku, reikės dar dažų, primerio, glaisto, tai jie nekainuoja tikrai didelių pinigų, jų galima rasti statybinių medžiagų parduotuvėse arba parduotuvėse, kur parduodami pasidaryk pats visokie daiktai, dažai, teptukai ir taip toliau. Taigi, ką mums pirmiausia reikia? Mums reikia pasidengti vazą. Pirmą reikia nusiplauti, aišku, kad nebūtų jokių dulkių. Tada nusipurkšti, uždėti gruntą ant vazos. Kągi, einam ir gruntuojam. Na kągi, nusigruntavau savo vazas, pasižiūrėkit, kaip atrodo. Purškiau 2 kartus tik tai, nes dėsiu dar čia glaistą. Jeigu aš vazas dažyčiau, tada gruntuočiau kokius 3 kartus gal netgi. Ir kad būtų lygesnis paviršius. Dabar aš dėsiu glaistą, ar pastą, ar kažką kitą, ką jūs ten turit, irgi galima dėti. Tada man užteks 2 kartų ir nebūtina, kad čia jau taip tobulai būtų nupurkšta. Tai užpurškiau ir apačią, ir čia paviršių, nes dėsiu ir čia glaistą. Šita kita vaza, atrodo, štai irgi taip. Ją nusipurškiau, nebeliko jokių čia auksų. Vidus, apačia. Na ir čia šitos paskui panaikinsim visus įdubimus. Ir kol man vazelės džiuvo, pasižiūrėkit, ką aš čia, kokį grožį radau sendaikčių turguje už 1 eurą. Matot?
Ieškojau, kad paviršius, viršutinė šita dalis būtų tokia pat, vat, kaip ir šitos vazos. Kad aš galėčiau jas komponuoti kartu. Jos puikiai tiks, nes panašus dizainas. Šita vaza, vat, kur buvo su tom lapais auksiniais, jinai biškai jau kitokio yra modelio. Nu, bet nieko, pasižiūrėsim, jeigu rasiu aukštesnę vazą, tai gal pakeisiu, jeigu ne, tai darysiu tą pačią, o va štai šitos, tai jos puikiai derės kartu. Dar nusigruntuosiu šitą, užpurkščiu keletą kartų irgi ir darysiu absoliučiai vienodą dizainą, nu, arba bent jau panašų atspalvį šitų vazų. Aš naudoju šitą Knauf Mortel, taip vadinamą glaistą. Žiūrėsim, pagal mano apskaičiavimus 1 kg 240 ml vandens. Tai aš imsiu galbūt pusę kilogramo. Pasižiūrėsim, čia mūsų.
Mano glaistas sudžiuvo, praktiškai jis buvo sudžiuvęs per 24 valandas, na, aš neturėjau vakar laiko, tai šiandieną po 2 dienų ir štai kaip atrodo vaza. Nežinau, šitai keramikiniai geltonai vazai persimuša geltonas atspalvis iš senos tos geltonos vazos. Nežinau, turbūt labai stiprus dažai buvo. Tai vėliau pasižiūrėsiu, kame čia reikalas. Bet kol kas šitą vazą aš atidėsiu į šoną, nes jinai man pagal formą biškį netitinka. Na, o štai čia šita melsvoji vazelė. Štai kiek visokių nelygumų, tai ko aš norėjau, bet biškį reikės pašlifuoti, nes va, tokie aštrus kampiukai nelabai man patinka. Tai aš ją biškį paglotinsiu. Ir štai, nuo čia irgi nušlifuosiu, kad būtų lygus viršus, o čia paliksiu va tokią nelygią formą. Na ir išdžiuvo mano jau šitą stiklinę vazelę, pasižiūrėkit, koks grožis. Šitą vazą būtų galima iš viso palikti be glaisto, nudažyti ir turėti baltą gražią vazelę. Štai aš turiu tokią seną, jau jinai biški yra padėvėta. Čia buvo tokia porcelianinė kinietiška vaza, aš norėjau baltos, bet aš ją taip ir nepabaigiau. Aš ją nugruntavau ir nudažiau. Ir net nedėjau nieko, nei lako, nei vaško užtvirtinti tos spalvos, tai, nes nežinojau, kokios spalvos aš jos iš viso noriu, ar palikti baltą, ar kažkaip kitaip pasendinti, tai aš palikau ją tokią. Tai jinai yra tik tai nugruntuota ir nudažyta. Štai. Ir aš ją naudoju ir gėles merkiu, ir vandenį pilu. Tai paprastai šitos visos vazos, kurios yra su tokiais glaistais, jos paprastai nėra pritaikytos šlapiam naudojimui. Ar ten, pavyzdžiui, vazonai gėlėms sodinti, ar merkti gėlės. Na, stengiuosi nepilti vandens, bet jeigu ir pilčiau, tai specialiai aš palieku čia tik tai nugruntuotą ir paskui biškį padažysiu ir užfiksuosiu spalvą, bet nededu čia jokio glaisto. Bet daugiausiai yra sausom gėlėm, sausom puokštėm tokios vazos naudojamos ir jeigu pirktumėt, pavyzdžiui, brangioje parduotuvėje, ten šimtus mokėtumėte, pamatytumėte, kad instrukcijose parašyta, kad netinka vandeniui pilti, kad tik sausom puokštėm. Na, toks niuansas yra su šitom vazom. Taip, šitą padedam į šalį. Taip, dabar nusiglaistysiu šitą ir paliksiu džiūti ir tada pereisiu prie šitos. Dabar šitą vazelę, ką aš darysiu, tai šlifuosiu ir dažysiu šiandien. Pasiėmiau vazą šlifuoti, neužmirštam kaukės, akinių, nes labai dulka šitas glaistas. Na ir pradedam darbuotis.
Nu ką, pasiruošiam dažyti mano gražuolę. Pradėsiu nuo mažosios. Ir taip, dabar rudam atspalviui aš turiu štai Artezos Burnt Umber. Deja, aš turiu tik tokį mažą kiekį. Nu, tikiuosi, bent jau vienai vazai užteks, ką su kitom darysiu, nežinau. Bet man labiausiai tai patiko šita ruda. Štai, jinai šitoj tokia tamsiai ruda. Ir kas keiščiausia, kad labai skiriasi pati spalva. Pavyzdžiui, čia ta pati, čia yra ta pati Burnt Umber, bet iš Panduro akrilinių dažų. Ir matot, kaip skiriasi spalva. Tai aš dažysiu būtent Artezos 305 spalva. Deja, Belgijoje aš jos negaliu rasti. Yra tik tai komplektuose, po 60 vienetų, ten aišku visokių kitokių spalvų yra. Na, ką darysiu? Bandau su šito, paskui kitom vazom turbūt teks maišyti, kad išgaučiau panašų atspalvį. Na, o baltai spalvai, ką aš rekomenduoju iš viso, pavyzdžiui, vazom, lempom, jeigu kažką tai restauruojat, tai kalkinius dažus. Aš turiu Annie Sloan, ne kalkiniai, galbūt kreidiniai dažai vadinasi, ar ne lietuviškai teisingiau, kreidiniai dažai, va. Tai aš turiu originalų atspalvį, šiaip tai, nežinau, man jis yra per geltonas, aš maišysiu su paprastais akriliniais dažais Titanic White, biškį pašviesinti. Ir šiaip geriausiai tiktų, jeigu Annie Sloan randate kur nors, tai Off-White dažai, jie yra baltesni ir tokie, na, ne visiškai to mėlynai balti, bet jie tokio sendinto baltumo, bet neturi geltono atspalvio, kas, pavyzdžiui, originaliuose Annie Sloan dažuose, tai yra būtent tas senovinis gelsvas atspalvis, kas man nelabai patinka. Na, bet šiek tiek aš pamaišysiu su baltais akriliniais dažais ir žiūrėsim, kas čia gausis. Pradedam. Matot, kokia šiek tiek gelsvas, nežinau, ar matosi ar ne, labai skaisti saulė. Man tai per geltoną biškį šitą spalvą, nu, bet žiūrim. Panašu, man jos neužteks visom vazom, tai teks pirkti, tada jau pirksiu tikrai Off-White. Ar matosi, ar ne, kaip skiriasi spalva, balta Titanium White ir šitas originalus Annie Sloan. Bet kreidiniai dažai yra gerai, jie nėra blizgus, labai gerai pasidengia ir tikrai nereikia jų bijoti. Akrilas duoda blizgumo, na, jeigu norite blizgesnių daiktų, tai čia nieko tokio. Galima užpurkšti paskui matiniu laku ar nuvaškuoti labiau matiškais vaškais. Labai svarbu gerai uždaryti, nes labai greitai jie išdžiūsta. Turim baltą miksą. Ir Arteza.
Kai dažo tamsesnėm spalvom ar šviesesnėm, pabandykit pamodeliuoti biškį, pavyzdžiui, kaip ta vaza atrodys, jeigu aš ją statysiu štai taip. Matot, čia tamsiau, čia, ta prasme, kad būtų kažkoks tai vaizdas ar raštas. Jei nusibosta, pavyzdžiui, tamsesnė spalva, aš galiu pasukti štai taip, ar ne, ir čia bus per vidurį bus šviesesnės, iš šonų bus tamsiau. Arba, pavyzdžiui, pasukti taip, kad vien tik tai viena linija bus tamsi, o iš šonų šviesiau. Kai dažote, pasižiūrėkite, pavyzdžiui, kaip visas šitas raštas, kaip jis gražiau žiūrėtųsi ir kad nebūtų ta vaza nuobodi. Kad galėtumėt vieną kartą pasukti vieną pusę, kitą kartą pasukti kitaip, dar trečią variantą, ketvirtas va štai, penktas va štai, dar tamsiau. Čia dar yra nebaigta, aš ją dar dažysiu. Paprastai aš dažau per keletą sluoksnių. Pirmą dedu tamsią, pasižiūriu, kuriuose vietose, kaip man žiūrėsis, tada šviesesnė spalva. Kai išdžiūsta, dar kartą pasižiūriu, pagilinu kai kuriuos raštus. Pavyzdžiui, čia jau pridėjau kavos, kitoks tai jau rudumas yra, bet dar jinai yra nebaigta, nes aš noriu dar ją padaryti biškį šviesesnę galbūt. Štai jinai čia yra kaip ir šviesiau, čia yra tamsiau, bet jinai dar jinai laukia savo eilės. Tai aš tokius sluoksnių dedu tikrai ne vieną ir ne du. Uždedu, palaukiu, kur padžiūna, tada vėl koreguoju, tol kol gaunu tai, kas man patinka. Dabar aš parodysiu jums dar vieną variantą, jeigu aš dėčiau kavos tirščius tik tai ant ką tik nuglaistyto paviršiaus. Tirščių turiu čia biškį taip mažokai, nes iš vieno puodelio kavos nėra daug, bet, žiūrim, dėsim štai taip. Čia yra nedažyta, tik tai glaistyta ir nėra labai didelių įdubų, nes aš labai nušlifavau viską, bet spalva jums pasimatys. Štai. Matote, čia vien tik tai kavos tirščiais. Jeigu ir neturi dažų, jūs galite, rudų, galite vien tik tai kavos tirščiais. Dar tinka cinamonas, jis duoda tokį labai švelnų smėlinį atspalvį, labai puikiai tinka. Aš savo vazą, ne vazą, o lempą taip dariau su cinamonu. Tai va, čia yra vien tik tai kava, kavos tirščiai. Bet aišku, aš dar naudosiu ir dažus, rudinsiu kitaip, bet šita spalvytė labai graži.